ką reik uždirbti daug pinigų. Daryti dalykus, ko tu bijai daryti. Dabar įsivaizduoju kiekvieną momentą, prisimink kiekvieną momentą, kad tau buvo galimybė kažkokį, buvo kažkas, ko tu galėjai padaryti, bet tu pabijoja daryti. Dabar daug kelis pavyzdžius, tarkim, ne? Sukūrė internetinį parduotuvę, tarkim, ne? Ir dabar tu turi pirkti reklamą, bet tu bijai pirkti reklamą. O jeigu nesuveiks? O jeigu aš negalėsiu, o jeigu aš neturės paskui pinigų sumokėti nuomą arba nusipirkti pavalgyti, kas tada bus? Nedarysim to dalyką. Arba dar galimybė kokią nors. Žmogus kažką tau pasiūlo šitais, bum, imk šitą daryk ir taip ir bus. Ne, bijau, jeigu aš dabar išvarysiu čia kelioms dienoms, mane išmes iš darbo. Arba bus tas ir tas. Por pavyzdžių, čia pačiu paprasčiausiai šis buvo. Bet kam esmė, kas blokuojant ant tavo ton dėdelį gausia tų finansų? Pats tu su savo įsitikinimas negatyvės, kad tavi patį blokuojant. Tai gali absoliučiai būti bet kas, bet tai dažniausiai yra baimės įsitikinimą. Aš bijau investuoti į reklamą, nes aš galbūt prarasiu pinigus. Aš bijau uždirbti daug pinigų, nes aš tikiu kažkodėl turiu pasąmonėje įsitikinimą, kad jeigu aš turėsiu daug pinigų, aš turėsiu ant kažkodėl kažkam atidauti. Jeigu aš turėsiu daug pinigų, aš nesijausiu gerą, nes kiti tiek neturės, kiek aš. Įsitikinimą. Ribojantis ir labai dažna baimė paremti įsitikinimą. Kam esmė? Pradėk keisti savo įsitikinimus. Ką pans reik pradėti keisti? Gali atsisės dabar paklaus savęs, gerai, ko aš turėčiau tikėti šitą situaciją, kur aš dabar noriu judėti, kur aš dabar nejudu arba bijau kažko, kad tai būtų man tiesa. Kodėl aš taip elgiuosi? Kokie ir priežastis? Paklausais ir leisk tam atsakymu iš karto ateit pats pirmas dalykas, kas ateina į galvą, nes tai yra tavo sielos šnekta. Jeigu tu leidi galvoti savo, tavo ego prigalvos visokių priežasčių, visokių pasiteisinimų, taip toliau. Leisk savo atsiskleisti čia ir dabar. Kodėl aš turėčiau, kas nutiktų blogiausiai, jeigu aš judėčiau į X, į Z? Pats pirmas dalykas, kas šauna tau į galvą. Ir pakeisk. Arba daryk to dalyką, ko tu nori daryti ir žiūrėk, kad tu sieki savo aistrą, kad tu eini tenas, kur tu nori judėti. Tu pamatysi, kiek dalykų iššoks į paviršių, kas nesusilygint su tavo aukščiausia versija, kas nesusilygint su tavo finansinį gausą. Tu pamatysi ton dalykai, tau galėsi sakyti, okei, čia ir įsitikinėms, kad asmo nepasitarnaun. Kodėl aš non laikau, ko aš turėčiau tikėti, kad tai man būtų tiesa.